Gerą dieną, Lietuvos televizijos žiūrovai, gerą dieną, čia susirinkę, mes tikrai džiaugiamės matydami jūsų šypsenas. Čia dainų dainelė, Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų konkursas, televizijos konkursas jau gyvuojantis 40 metų. Ir mes džiaugiamės, kad visus šiuos metus būnate draugės su mumis, kartu su Lietuvos televizija taip pat. Šį konkursą organizuoja ir Švietimo ir mokslo ministerija. O dabar scenoje jūs tik pažiūrėkite, koks kolektyvas. Čia jums beveik duokim garo. Taigi pasitikime duetą Aušrinę Beržytę ir Jokūbą Beržinį. Beje, jie nei broliukas, nei sesutė, jie draugai. Telšių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis Čiučiuruks vadinasi. Vadovė Rita Macijauskienė. Vokortabova vožė limona. Taip vadinasi kūrinys. Žemaičių krašto daina, kaip supratote, ir pritars instrumentinė be galo didelė grupė. Smuiku Urtė Videikaitė, kanklėm Emilija Gailiūtė, dambreliu Edas Simanauskas, basedla Gvidas Macys, o barškučiu Gustavas Macys. Pasitikite. Tikrai nuostabu. Paplokite Aušrinį, Jokūbų ir visai grupė instrumentiniai. Beje, vaikai, aš ten šiek tiek supratau, mes tarmes labai branginame, bet priedainio taip vieną ausį ten krapščiau, lankščiau ir nelabai supratau. Apie ką buvo priedainis? Nežinau pats. O sudėtinga išmokti, gal galima pamėginti, pasimokyti? Kaip jūs mokėtės? Nuskaitėm žodžius. Be galo sudėtinga, bet jūs šauniai atrodot, šauniai dainavot. Dar labai be galo įdomu, papasakokite daugiau apie šios instrumentus, kurių praktiškai dabar jau nebesimato. Jūsų rankose, jie tokie dideli, kaip kad ir jūsų. Papasakokite daugiau, kas čia per daiktai tokie? Čia barškutis. Barškutis tiesiog. Daugiau papasakokit, ką nors. Čia papras barškutis. Paprastume slypi pačios vertingiausios dorybės. O jūsų, kas čia rankose? Dambrelis. Dambrelis. O ką apie jį žinote? Yra gaminami 2 rūšių iš bambuko ir metalo. Lengva su juo groti? Nelabai. Nelabai. O apie savo burbulus papasakokit. Burbulus. Tai čia yra basedla, smuiko babutė. Čia dainų dainelė. Dainų dainelėje vokalinis ansamblis, instrumentinis ansamblis Pupa, Matas Dargužis, Pėjus Andrijauskas, Augustė Mileikytė ir Asta Pociūtė iš Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos. Vadovės Kristina Butienė ir Rima Bomblauskienė. Girdėsite kūrinį pavadinimu Ežiukas. Fortepijonu pritars Jurgita Butkevičienė. Ežiukas, namelį ties skardžiu ir kalbasi mažiukas.
plonų rūbelių. Paimk štai mano paltą su tūkstančiais spyglių. Dėkoju mažas draugė, nešalta tik šiurpu. Tasai švilpia kaukia ir lenda po lapu. Tu eik miegot mažyti, aš saugosiu tave. Mes supsimės per naktį margam rudens laive. Tu eik miegot mažyti, aš saugosiu tave. Mes supsimės per naktį margam rudens laive. Puiku ir gėlės. Tai prašom, prašom, į sceną drąsiau. Taip, šaunuoliai. O dabar scenoje jums visiems dainuos mergaičių vokalinis ansamblis iš Telšių muzikos mokyklos. Šio ansamblio vadovė Violeta Udelcovienė. Skambės vadovės sukurta daina O aš tau pasaką seku. Akompanuoja LRT grupė. Žema kėdė, stalelis knygos, viena po kylančių ūkų. Kaisi žara ir tau užmigus, o aš tau pasaką seku.
Telšia jėga, taip? Kažkas panašaus. Taip, iš tiesų, pasitikime mes Gabrielę Petraitytę iš Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos. Gabrielės vadovė Elena Martinkienė. Girdėsite lietuvių liaudies dainą Teka, teka. Gitarom pritars Vytautas Steckis ir Klaidas Kauneckas, perkusija Jokūbas Maščinskis. Pasitikite. Teka, teka, skaisti saulė. Teka, teka, skaisti saulė per girelę. Teka, teka, skaisti saulė per girelę. Šovė, šovė, kareivėlis. Šovė, šovė, kareivėlis į liepelę. Šovė, šovė, kareivėlis į liepelę. Atsimušo jo balselis. Atsimušo jo balselis į mergelę. Atsimušo jo balselis į mergelę. Vai mergelę, lelijėlę. Vai mergelę, lelijėlę, duok žodelį. Vai mergelę, lelijėlę, duok žodelį. Aš neduosiu tau žodelio. Aš neduosiu tau žodelio kareivėliui. Aš neduosiu tau žodelio kareivėliui. Sunku augti diedmetėliui. Sunku augti diedmetėliui be saulelės. Sunku augti diedmetėliui be saulelės. Teka, teka, skaisti saulė. Teka, teka, skaisti saulė per girelę. Teka, teka, skaisti saulė per girelę. Gabrielė ir kolektyvas. Taip. Jam turbūt patiko irgi jūsų atlikimas. Čia jūsų draugas. Taip. Draugas irgi dainuoja lietuvių liaudies dainas. Jo, pastoviai. Kodėl mes turime jas branginti? Todėl, nes tai yra lietuviškas palikimas, sakyčiau. Ir jūs turbūt žinote ne vieną lietuvių liaudies dainą. Taip. Gerai. Ir toliau dainuokite, ir su draugu dainuokite. Ir aš prisijungsiu. Visi dainuokime. Paplokite Gabrieliai. O dabar scenoje merginų vokalinis ansamblis iš Telšių muzikos mokyklos. Ansamblio vadovė Violeta Udelcovienė. Paukštis ir žuvytė vadinasi taip kūrinys, akompanuoja LRT grupė. Giliam danguje virš aukščiausių kalnų aš gyvenu ir miestams ir aikštėms mojuoju aiškiai galingų sparnų. Jaučiu vėjo jėgą per lietų ir sniegą puškausi, negaila sparnų. Tik širdis suspaudžia iš didelio aukščio, kai upėn žvelgiu. Bet vandenį tokia maža graži. Moseliu sparnu ir štai arčiau arti. Moseliu sparnu, bet vandens banga neleidžia.
sakyk, kągi man dabar daryt. Paukštis pamilo žuvytę, tai bent paukštis pamilo. Paukščias sparnai dideli, o ji nuostabi vandenį, vandenį. Paukštis pamilo žuvytę, tai bent paukštis pamilo. Paukščias vaidina įsiupa, bet kurgi, kur jie gyvens. Gilia vandenį, kur tiek daug paslapčių, aš gyvenu, ir tyliai be žodžio sapnuoju grožį snieguotų kalnų. Plaukiu pasroviui ir blaškausi prieš srovę, negaila jėgų, tik širdį suspaudžia prie kranto plaukus, kaip paukštį regiu. Jis galingas ir stiprus, bet danguje galingas ir stiprus. Noriu pamatyti blaškaus vandenyje. Noriu pamatyti mosas sparneliu atskris arčiau arti. Sakyk, kągi tu dabar jauti. Paukštis pamilo žuvytę, tai bent paukštis pamilo. Paukščias sparnai dideli, o ji nuostabi vandenį, vandenį. Paukštis pamilo žuvytę, tai bent paukštis pamilo. Meilės vaikina įsupa, bet kurgi, kur jie gyvens. Meilės vaikina įsupa, bet kurgi, kur jie gyvens. Meilės vaikina įsupa, bet kurgi, kur jie gyvens. Čia dainų dainelė mes džiaugiamės, jūs tik pažiūrėkite, kiek daug dainininkų, kurie šiandien jums pasirodė ir visi šie plojimai jums. Paplokite savo, jūs buvote tikrai nuostabus. Ir dangiukai matote, su kepuraitėmis gražiai atrodo. Ir Augustui aš dėkoju, mane pavaišino čiulpiniuku, čia visi geri žmonės susirinko. Taip, čia dainų dainelė, o balsuoti ir rinkti laureatus galite taip pat jūs. Dainų dainelė vienažodis.lt internete. Balsuokite visą savaitę nuo šio šeštadienio iki kito šeštadienio. Taip pat ovacijos ir organizatoriam dainų dainelės, LRT televizijai ir Švietimo ir mokslo ministerijai. Taip pat jūsų ovacijos garbėjai komisijai, kuriai tenka sunkus labai uždavinys, nepavydžiu jai. Be to jūsų ovacijos kiekvieną šeštadienį su mumis ir LRT grupė. Tik pažiūrėkite, rankose dainininkų ir saldžios dovanos. Dainų dainelės partnerės, bičiulės ir rėmėjos. Pakelkit, parodykit, ką turit. Sunkios dėžės, bet jūs esate labai stiprus, galingi. Pasidalinsite saldainiais su visais. Taigi dėkojame visiems, publika, jūs buvote nuostabi, šilta. Ačiū jums už šilumą. O žiūrovams ačiū, kad žiūrite kiekvieną šeštadienį nuo 13 valandos. Tad belieka susitikti kitą šeštadienį. Gražaus atvelykio rytoj. Pasimatysime. Sudie! Mama, mama, mama. Maxima, dainų dainelės generalinė rėmėja.